siužetų, tarp kurių galite bet kada šokinėti. Pirmą susikursite riedlentininką arba pasirinksite tokį iš profesionalų sąrašo ir mėginsite pasiekti įvairiausius tikslus, pavyzdžiui, mėgindami gauti savo asmeninę lentą su parašais ar suburti komandą varžyboms. Panašiai kaip ir pernykščiame Project 8, tikslus pasieksite atlikę įvairius išbandymus. Pavyzdžiui, reikiamai nučiuožę tam tikrą atstumą. Kiekvienas iššūkis turi 3 sudėtingumo lygius, tad pradedantiesiems žaisti irgi bus nesunku. O Tony Hawk veteranai irgi gali nesijaudinti, nes bus tikrai apstu jiems įdomių dalykų, kuomet jie važinės Filadelfijos ar Baltimorės urbanistiniuose kraštovaizdžiuose. Grįžo populiarioji Nail the Trick pasirinktis. Jie leis sulėtinti laiką ir ore savaip atlikti įvairius triukus. Šių metų naujiena yra Nail the Grab, su kuria, kaip jau turbūt atspėjote, galėsite savaip atlikti lentos čiupimo triukus. Gerai apskaičiavę laiką ir gerai iššokę, galite sukurti tikrai įspūdingas kombinacijas. Internetiniu daugelio žaidėjų režimu norės žaisti pakartotinai. Galite susikurti riedlentininką su savita išvaizda ir įgūdžiais ir grumtis su 8 oponentais iš viso pasaulio skirtingose žaidimo režimuose. Šie varijuoja nuo klasikinių Graffiti ir Horse iki naujų tokių kaip Skate the Line. Dar geriau, internetinėme režime galite užsidirbti pinigų, kuriuos išleisite vieno žaidėjo režime. Vizualizacijos nuo ankstesnio leidimo pernelyg nepagerėjo, tačiau vis dar malonios akiai. Tiesą sakant, Tony Hawk's Proving Ground iš vis mažai kas pasikeitė. Ir nors norėtume serijoje matyti daugiau naujovių, negalime neigti, kad kai kalba pasisuka apie riedlentes, Tony Hawk nurungia visus konkurentus.